atėjau su pergalė pirmiausia, na ir kokios rungtynės buvo, atitiko lūkesčius, kaip viskas klostėsi aikštėje, tavo nuomonė. Tai visų pirma norėčiau padėkoti mūsų fanam, o dėl varžybų tai taip tikėjomės tokios kovos, kokia ir buvo. Deja, dar ir gavome raudoną kortelę ten gale, reikėjo dar trigubai padirbėti, bet galėjom ir turbūt daugiau įmušti, bet išnaudojome nors porą savo progų, pavyko įmušti ir pergalė mūsų. Kalbant žaidimo prasme, na taip jau atsitinka, vis tas antras kėlinys Sūduvai vis būna geresnis, kaip pats matai tą situaciją, kas atsitinka per pertrauką, kad taip klostosi, tarsi gyvesnis tas žaidimas tampa. Tai treneris ir komandoje juokaujam, gal einam tiesiai, tiesiog į antrą kėlinį. Aš šiaip nežinau, vis tiek esam susikaupę visą laiką, matos ir apšilimė, ar kai einam, o kodėl taip atsitinka, nežinau. Ir gerai, paties įvartis vertas aptarimo, tikrai turbūt ne kasdien tokie krenta ir treniruotėse ne visada pataikysi tokį, kaip nutiko, kaip pats matei viską iš aikštės. Tikrai jo svarbus įvartis tiek komandai, tiek fanam, tiek man asmeniškai. Šis sezonas toks sunkus. O dėl įvarčio tai jau turbūt gražiausias, kokį pavyko įmušti kol kas. Kaip ta situacija susiklostė, kaip prisimeni dabar? Tai treneris akcentavo pirmajam kėliny man su Kovbasai įeiti į vidurį, atidaryti kraštus. Jeigu nedasies kamuolys į kraštus, tada liks vidurys laisvas. Tai Tautė prasiveržė, padavė pasą ir prasmugiavau, įkrito. Nebuvo ten minčių, kad dar gal perdavimą, gal dar kažką jau toks, ta situacija, kai reikia mušti? Ne, jau ir taip neduoda daug pasų, tai pagalvojau, pirmą kartą ir aš neduosiu. Aišku, smagu laimėti, dar laukia dvejos rungtynės, kaip Rūbinė, aišku, nuotaika po pergalės kaip visada gera ir kaip žiūri vis tiek į priekį į dar tas likusias rungtynės. Ne, tai šiandien labai smagu, bet žinom, kad rytoj tų varžybų nieks neprisimins. Tai liko dvi labai svarbios varžybos ir eisim, kaip ir šiandien ėjom per negaliu ir stengsimės, žinoma, laimėti.